Šiandien mes pakalbėsim apie Instagramą, reklamą jame ir kodėl tai neveikia. Įsitaisykit patogiai ir mes pradedam. Sveiki visi, taigi šiandien pakalbėsim apie Instagramą. Kas tai yra, su kuo tai valgoma ir kodėl dauguma ypatingai įmonių, kurie reklamuojasi ten, nepasiekia gerų rezultatų. Pirmiausia, tai kiekvienais metais Instagramas turi savo algoritmus, kurie nuolatos keičiasi. Ir dabar, ką pastebėjau, tai Instagramas tapo labai toks brangus dalykas, kadangi jūsų peržiūras mato tik tai 10% jūsų sekėjų, kas yra labai mažai, o dauguma iš vis yra tik tai 5% jūsų visų sekėjų. Tai netgi jeigu jūs turite 100 000 sekėjų, jūsų postą ar istorijos greičiausia matys tik tai 5% žmonių. Kodėl taip yra? Čia yra klausimas Instagramui, bet jie kiekvienais metais keičia visus tos algoritmus ir šiuo metu algoritmai yra labai žiaurūs ir nedėkingi verslui, kadangi tam, kad pamatytų jūsų reklamas, postus ir visą kitą tai, ką jūs kuriate, jūsų turinį, reikalinga mokėti tas, kad atsirastų sponsorėt. Kitaip, labai mažai šansų, kad jūs būsite matomi ir kad jūsų prekiams ar jūsų turiniu kažkas domėsis. Kalbėsiu tik tai apie tai, kodėl tai nenaudinga įmonėms ar žmonėms, kurie sukuria anketą, kad reklamuoti savo produktus ar internetinės parduotuvės ar kažką panašaus, savo verslą, sakykim. Jeigu tai būtų, sakykim, asmeninis Instagramas, tai vis tiek algoritmai yra tie patys, panašus ir ar mokėti ar nemokėti Instagramui, kad dabar galima pasidaryti tą mėlyną mygtuką, kaip ten tą, kad esi certificate, ar kaip ten sertifikuotas, ar dar kažkoks ten. Tai priklauso tik tai nuo to, ko jūs norite iš Instagramo. Jeigu tai yra jūsų tikslas ir jūsų noras pradėti uždirbti pinigus iš Instagramo, tada galite investuoti. Lygiai taip pat kaip ir verslo anketa. Jeigu tai bus jūsų vienas iš reklamos šaltinių ir kanalų, tada galima, bet nereikia kelti produktų. Produktų kelimas nužudys jūsų Instagramą. Tai yra faktas ir tai to nepaneigs, tiesiog taip yra. Kodėl taip yra? Todėl, kad dauguma įmonių, sakykime, visam pasauly dabar yra 3 milijardai Instagramo naudotojų ir dauguma įmonių kelia produktus ir galvoja, kad netgi ir pabūstinsiu ir sponsorėt padarysiu tuos postus ir visą kitą ir pardavimai išaus. Niekada dabar taip nebebus, galbūt nebent pasikeis kažkokie algoritmai, bet žmogus scrollina, mato prekę ir labai mažai šansų, kad jisai nupirks ją, nebent pataikysite ant žmogaus, kuris tuo metu būtent dega tą idėją nusipirkti tą prekę, ką jūs siūlot. Bet tai yra labai tie vadinami karšti klientai, kurių yra gal 1% iš visų. Taip, kad pataikyti ant tokio yra šansų tolygų laimėti loterijoje ir tiesiog, kai jūs išmesite savo biudžetą vėjais. Siūlyčiau jums, jeigu domėjote ar susiviliojate galimybę reklamą vystyti Instagramu, pasidaryti planą. Rekomenduočiau rasti kuo daugiau ir kuo gražesnių, seksualesnių merginų, vaikinų,
kad tai būtų gyvas ir įdomus turinys, ne reklama, ne prekės, ne dar kažkas. Visiems jau atsibodęs tos prekių kišimas, prekės. Visiems jau va čia stovi tos prekės, visiems norisi jau vemti nuo tų visų reklamų, nuo tų visų produktų. Visiems norisi dabar kokybiško, gero produkto, kaip ir kokybiškos gražios anketos, gražios internetinės parduotuvės ir visa kita. Dabar socialiniuose tinkluose yra kokybė, grožis ir visa kita, estetika ir visa kita, spalvos. Dabar nebėra Instagramo, kur tu pasiimi telefoną, nufotkinai, nufilmavai, dar kažką įkėlei, svarbu turinį kelt ir algoritmai tave kelia, viskas gerai, viskas puiku. Dabar to nebėra. Dabar tai yra labai profesionali platforma, kuri jūsų verslą kaip ir gali iškelti, kaip lygiai taip pat ir sužlugdyti. Taigi reikėtų labai atsargiai su savo biudžeto švaistymu, nes kad būtų rezultatas, jūs turite sukurti labai gerą ir super patrauklią anketą. Jeigu esate Lietuvoje ar bet kur kitur, labai siūlyčiau jums įsigyti Monika Ra Instagram'e, galite susirasti kursus. Ten jums papasakos, kaip padaryti judančias prekes, estetika, grožis, kas yra algoritmai, kaip naudoti, kaip visa kita, kas yra tie hashtagai, visa kita. Kursai būtinai reikalingi. Aš pataikiau, kai kursų kaina buvo 15 eurų, bet šiaip jie kainuoja 150. Ir aš pats labai daug metų dirbau su reklama, su viskuo ir galvojau, kad esu šūstras, bet rezultatas buvo baranka, nulis visiškas. Ir po kurso supratau, kodėl. Taigi labai svarbu Instagramo kursus eiti kiek įmanoma. Net jeigu ir išgirsi tą patį, vis tiek. Bet Monikos Ra kursai yra aфиgieni, labai geri. Aprašymuose pabandysiu palikti Monikos anketą. Pasižiūrėkite, ten pas ją kursus yra. Kursai superiniai, aš jau antrius kursus einu pas ją. Ir labai tikrai, iš tikrųjų, aš ištryniau visas nuotraukas ir praktiškai ir aš asmeninio, ir iš įmonės, ir dabar dedu tik tai naują gerą, kokybišką anketą, nuotraukas, produktus, visą kitą. Tik tai kokybišką, netgi produktų nebededu, dedu tik tai seksualias merginas, vyrukus ir visą kitą, kad būtų estetiška, gražu, malonu. Ir ką aš pastebėjau, kad peržiūros pakilo, sakykime, jei tai liečia stories, tai kokie apie 50% daugiau peržiūrų, kai pradėjau naudoti Monikos pratimus, negu buvo iki to. Taigi labai svarbu suprasti, kas yra Instagramas, kaip juo naudotis. Ir ką su juo daryti, kitaip jūs žlugdysite savo svajonės, savo įmonę ir savo produktą tiesiog palaidosite vien dėl to, kad nesupratote, kas yra Instagramas. Netgi galite turėti nuostabią idėją, nuostabų produktą, bet jeigu nemokėsite jo pateikti, jis bus niekam nereikalingas. Taigi, prieš pradėdami daryti kažką, tai tikrai siūlyčiau įsigyti ir pabaigti Monikos kursus. Jie kainuoja, aišku, nemažus pinigus, 150 eurų, tai nėra kiekvienam, sakykime, pradedančiam įkandama gal, jeigu jūs tik tai dirbate kažkokį darbą, neturite didelio biudžeto, kad 150 eurų bus sunkoka, bet tai yra investicija labai didelė, kadangi tai bus netgi investicija ne į įmonę, o investicija į patį save, nes pradžioje jūsų įmonė bus tai, ką jūs turite čia, tą jūs perteiksite įmonė. Ir jeigu jūs po kursų baigimo tapsite geresni, tai geresnis bus ir jūsų Instagramas. Taigi šį kartą norėčiau pabaigti ir tikiuosi nors vienam kažkam tai padėjau ir suprasti, ką reikia daryti
Todėl spaudžiam laikus, subscribinam mano kanalą, dalinamės ir judam į priekį. Tik tai kartu, bendrom jėgom, bendrom idėjom mes pasieksime daug ir judam į priekį. Ačiū Jums labai, iki greito susitikimo, iki.